Mūsų šiandien tema yra sąmoningas kvėpavimas kasdienybėje. Tai gal pirmiausia pasidalink, kas tau apskritai yra kvėpavimas, apie ką tau jis yra. Labas rytas visiems ir kas prisijungs vėliau pasiklausyt, pajausti energijas. Ačiū Erika, kad pakvietei, buvo netikėta. Jo, man kvėpavimas yra gal net ne pats kvėpavimas svarbiausia, bet kaip įrankis naudojant kartu su kitais įrankiais. Svarbu yra labai vizualizavimas ir kvėpavimas kartu. Tiesiog tai, kad kvėpuoji, žinai, savo bendrai. Ir yra ten debriefingo kvėpavimai ir kitos technikos, kurios sukelia tiesiog natūraliai iš to gautos deguonies kiekio energiją, bet čia ne apie tai, čia daugiau apie tai, kaip valdyti energijas. Man kvėpavimo valdymas yra energijų valdymas. Ir ta technika, kurią naudoju, tai yra apie kaip valdyti energijas per kvėpavimą, per vizualizaciją, per emocijas. Ir tada su jų kombinacija, va šitų trijų dalių, kvėpavimo, vizualizavimo ir emocijų, daryti stebuklus. Jeigu tai ne? Tai yra įvairių kombinacijų, ką galima su to padaryti. Ir patys žmonės, kiekvienas iš jų, iš bet kurių gali tą daryti. Tai tiesiog reikia pasimokyti ir labai lengvai tą galima išmokti. Aš tai gal naujai taip vadinu ne tiek toksai kaip stebuklai, aš vadinu kvantiniai surprizai. Naujas žodis už dispensus. Kažkaip išgirdau, labai man labai suskambėjom tie žodžiai kvantinis surprizas. Tai man dabar visų labai naudoju šitą naują tokį stebuklų kitaip apibūdinimą. Tai gal ir papasakok, sakai, tie stebuklai arba kvantiniai surprizai, tai ar turėjai kažkokių tokių patyrimų, kur tikrai tau pačiam įsiminė būtent kvėpavimo dėka, ką tu pamatėjai, išjautei, ar tai kas gyvenime labai atliepė, tarkim, tu padarai praktiką ir realybė iš karto atsišaukė į tavo tą praktiką. Taip. Kiek mes turim laiko? Turim, neribotai. Žiūrint kaip į tą laiką, spėsim, ar kaip Reliatyvai. Jo, žinai, kai klausimas dažniausiai žmogui būna, kada jis atsiveria sąmonėjimui, tai arba jis natūraliai į tą eina su kažkieno pagalba, arba jį kažką gyvenimas priverčia per kažkokius netikėtus veiksmus, praradimus, kažkokius skaudulius ir taip toliau. Tai aišku, yra daug geriau žmogui į tai atsiverti per tiesiog gyvenimą, o ne per skausmą. Tai man arti to buvo. Aš jaučiau, kad tai buvo jau arti. Aš daug dirbdavau visą laiką ir tiesiog netausojau savo fizinės sveikatos, emocinės sveikatos ir darbas buvo pirmoje vietoje. Daug metų. Nuo projekto prie projekto, po kiekvieno projekto vos ne į ligoninę reikia gultis, atsistatyti. Oho, tu čia paspaudai save. Jo, ir kiekvienas projektas tai būdavo. Ir vienam projekte tiesiog jau buvo ant tiek sukilęs streso lygis, kad man lūžinėdavo dantis kiekvieną naktį nuo streso, mažai miegodavau, kūnas pavargęs būdavo, vaistų maišais namie turėjau. Naudojau viską iš eilės, ką reikia, ko nereikia. ir kūnas tiesiog kentėdavo, bet ir visa kita kentėjo. Ir vieną kartą tiesiog antrą pusę važinėdavo kažkur į Latviją. Man taip atrodė, kad jogos seminarus vieną kartą į mėnesį. Sakau, kur ten važiuoju ir tiesiog, sakau, gal galiu prisijungti ir nuvažiavau ir man taip pat atsivėrė. Nuo pirmos dienos. Tai pradėjus naudoti tą su paprastą kvėpavimo techniką, tiesiog ašaros pasipylė ir visą kitą, tiesiog siela pajautė, kad pagaliau tu mane prisimeni po tiek. Pagaliau tu kvėpuoji. Aš pagaliau kvėpuoju. Ir nuo to prasidėjo, tai vienos praktikos, antros praktikos ir daug įvairių patirčių dabar, tai ir pats mėgstu praktikuoti ir vienas, ir su kitais.
Jaučiu, kad tai tiesiog yra mano gyvenimo dabar dalis, be kurios nebegaliu. Tai kas su tuo atsirado? Tai atsirado streso sumažėjimas reikšmingas, išmečiau visus vaistus. Jo, kartais nebent jau labai ekstra atveju reikia kažką panaudoti, bet iš principo, jeigu sirgdavau plaučių uždegimais ir bronchitais kiekvienais metais, tai dabar jau nebeatsimenu, kada sirgau. Ir čia kokie man taip grubiai 6 metai kažkur taip yra, kur jau tame esu. Sumažėjo, kadangi streso lygis sumažėjo, automatiškai sumažėjo santykis su kitais žmonėm, pagerėjo santykis, daug ramesnis, rado daug, visą kitą pradėjau žiūrėti. Į darbą kitai pradėjau žiūrėti daug ramiau, susitikimus, pradėjau matyti, kaip žmonės kaip čia feikina, kaip gaudinėja kitus arba kaip manipuliuoja kitais, kaip energijos vaikšto per darbės susitikimus, kas siurbia energiją ir kada pasijauti blogai, kaip tą užblokuoti, kad iš tavęs nesiurbtų energiją, kad galėtum dieną gražiai pragyventi teigiamą emociją ir pilnas energijos. Kaip, kai esi pats pavargęs, kaip pasikrauti energijos nenaudojant kavos, visokių tokių, daug visokių skirtingų galima pasidaryti. Tikriausiai šitoje vietoje dar pakalbėsime apie tai, nes tikrai nemažai žmonių naudoja kavą, aš pati tai jos irgi jau labai retais atvejais naudoju, o tai jau būna, jeigu aš užsimanau kavos, tai tikrai pajaučiu, kad jau mano kūnas pavargo, jau reiškia, man reikia poilsio, o ne kavos, ne kad dar labiau save stimuliuoti ir kažkaip ten tą dieną praeiti. Tai, o tikrai nemažai žmonių, tarsi priema kavą kaip, tarsi kasdienybė, ne, o čia vienas puodelis kavos nepatogiai, nors tai yra priklausomybė, ne. Tai čia, tikriausiai, ne veltui mes ir nepakalbėjom apie tai, kad papraktikuosim irgi tą kvėpavimą ir kad žmonės panaudotų ir pasižiūrėtų, kad galbūt jam nebereikės jokios kavos, ne? Čia vanduo, ne kava. Gerai, kad pasakė. Tai tikrai nesitarsi, atrodo, kad taip visai nemažai žmonių tą naudoja ir tikrai galima pakeisti. O sakykime, kaip ta praktika keitėsi, ne? Nes vis tiek viskas keičiasi, ne? Keičiasi mūsų požiūris į tam tikras praktikas, arba kai kurios išeina, ne? Bet vis tiek toksai, kad kaip kvėpavimas, tai tikrai, mes ir taip kvėpuojam, ne? Tai ir kartais, kaip aš tau dalyvausi prieš mūsų live, kad tikrai aš iškart labai taip subtiliai pajaučiu, kada mano kūnas, jisai, aš pradedu tarsi mažinti savo kvėpavimą, jisai trumpėti pradeda. Įkvėpimas pats pradeda trumpėti. Ir tada aš jau žinau, kad man reikia vėl poilsio. Man reikia pailsėti, atsigauti ir kažkaip tai, žinai, aš gal labiau per patį poilsį atgaivinu save ir kažkaip tais taip toliau, nes tikrai per kvėpavimą labai tas pasimato, ne, ir kalbėjom, kad ir senyvo amžiaus žmonės dažniausiai jie kvėpuoja, įkvepia trumpiau ir labai stipriai iškvepia, ne, kas tai vėlgi, parodo, kodėl kartais mums senti tai nereikia, ne taip, kaip mes žinom, ne, kas iš mūsų senelių, prosenelių ar protėvių yra, mes galim keisti tai, ne, ir mūsų senėjimo procesai gali keistis ir mes visai kitaip galim stenti, ne. Tai jau žinom iš savo pačių, tą tokio suvokimo. Tai, būtent su to kvėpavimu, sakai, pasidalink tuo momentu apie tai, kaip tau tai padėjo, kavos atsisakyti, žinai. Ar, kažkaip tai vyko greitai, ar tai lėtas procesas, ne, kažkoks tai buvo per kurį laiką. Čia, kaip sakant, nautit, kad aš kavos dar nesisakęs esu visiškai, bet karts nuo karto pasimėgauju, nes mėgautis gyvenimu reikia tai. Bet tai nėra priklausomybė, ta prasme. Tai vyko lėtai, gal sakyčiau. Pradžiai praktikuodavau kartą į mėnesį ir man energijos būdavo tiek daug, kad aš nepaneždavau, kūnas tiesiog negali panešti. Jeigu ypač daugas klausia, kodėl užmiega per praktikas, tai tiesiog tai yra apsauginė funkcija kūno. Kai mes susilaužom ranką ar dar kažkas vyksta, didelis skausmo lygis būna, tai automatiškai sąmonė atjungia. Tai čia irgi, kai per didelis energijos srautas eina, tai tiesiog užmiegam.
kad kūnas išlaikytų. Tai tas kūno prisipratinimas, matyt, vyko pakankamai ilgą laiką po truputį. Ir tas turėtų būti po truputį, nereikia čia akceleruoti, nes jeigu akceleruoji, tai būna ir širdies skausmai, ir kūno skausmai, ir pavargsti. Ypač jeigu po darbo grįžęs dar bandai praktikuoti intensyviai, tada jau iš vis pavargęs dar labiau jautiesi. Tai reikia viską daryti po truputį. Čia yra labai toksai, labai man irgi teisingas požiūris. Aš irgi to labai mokinuosi, nes aš šiaip anksčiau labai save davesdavau tos ekstremalias pusės. Arba labai toksai, jau ten nukrenti, arba labai stipriai ten į tą kitą pusę. Ir tai nėra harmonija, ir tai tikrai nėra balansas. Ir tai, bet kaip ir Saulė mūsų Jutė, kurią mes kartu irgi stebim ir matom, ir kuri man yra kaip simbolis to pamokymo, tokio ne pamokymo, tiesiog pasidalinimo, ne, sulėti, neskubėk. Visa žemė, visa visata, sąmonėja, tai tiesiog tai natūralus procesas, nereikia niekur skubėti, žiūrėk kaip tavo kūną, žiūrėk kaip tavo emocijos, žiūrėk kaip tavo struktūra, nes tiesiog tie ekstremalūs, žinai, į tą vieną pusę ar tai ten į kitą, gali užnai žmonės, kurie labiau sąmonėja, tai jau į aną tą pusę, kur ten jau tos labai sunkios energijos, nelabai pasineša. Bet yra ta kita pusė, ne, kada žmogus nueina į tą, tokia čia dabar reikia medituoti, būtinai kiekvieną dieną, susitelkti būtinai kiekvieną dieną, iš tikrųjų tai nieko nebūtina. O svarbiausia reikia žiūrėti savęs ir savo kaip atliepia, ne, nes kaip tu sakai, grįžti pavargęs ir tarsi gal norėtum tu pasikelti tą savo energijos lygmenį, bet tavo kūnai gal jau labiau reikia pagulėti ir palisėti tyloj pabūti, ne? O čia gaunasi, kad dar kažkoksai tarsi vyksta procesas, kur tavo kūnai per daug. Tai sąmoningumo reikalauja taip pat ir ta kita pusė. Nereikia niekur tikrai skubėti, nes tas skubėjimas, bent jau iš mano praktikos ir tai, ką aš praėjau, tai visą laiką būdavo, žinai, kaip užskubėdavau. Ir tai iš tikrųjų čia visai dar neseniai vyko tokie man dalykai. Aš visai neseniai tos suvokimus turėjau ir susivokimą, kodėl Saulė yra mano kaip irgi gyvenime, kaip mano realybė, ne? Tai man kaip inkaras yra to tokio, žinai, ramybės, sulėtėjimo, įsiklausimo, žinai, nes įprotis yra užsiskubėti, žinai. Tai tas irgi labai svarbu, žinai, mes čia dalinamės apie sąmoningą kvėpavimą ir svarbu, kad tas sąmoningas ne tik kvėpavimas būtų, bet ir matymas, kada aš tai galiu praktikuoti, kiek tai galiu praktikuoti, žinai, kaip mano struktūra atliepia į tai, kad, žinai, aš tai praktikuoju ir, tiesiog to sąmoningumo, žinai. Bet vėlgi reikia turbūt stebėti tą momentą, kada aš, pavyzdžiui, kartais atkreipiu dėmesį ir tu pasidalink, ką tu, būtent apie tai, žinai, išjauti. Nes aš kartais, kad ir vakar atsisėdau, sakau, gerai, 10 minučių pakvėpuosiu, tą sąmoningo kvėpavimo techniką, aš kadangi jau su ja susipažinau kažkiek tais, ne? Ir tada, žinai, tiesiog tylos meditacija. Ir aš matau, kad aš kvėpuoju ir man taip nesinori tos praktikos daryti, žinai. Taip nesinori, ta prasme. Bet aš, žinai, žinau, aš jau pajungiu valią, aš jau žinau, kad, aš gerai, viskas gerai, aš per tą praeisiu, bet tu gal pasidalink irgi, kur tai gali būti kūno pats pajutimas, kad gal to nereikia, o kur yra tas toksai, galbūt, nežinau, kaip čia pasakyti, pasipriešinimas kažkokį gal procesą praeiti, ne? Tiesiog, žinai, kad tas, žinai, ta energija galbūt, kur nenori, žinai, tokia vibracija, tiesiog gal nenori būti matoma, ne? Ir tiesiog, stumia, kad gal tu sustok, nebereikia, žinai, nebereikia čia to kvėpavimo. Tai gal pasidalink, kaip iš tavo asmeninės, sakau, žinai, kai tie ateina tokie pajūti. Tai ką viską dabar pasakei, dar 3 dalykus pasakysiu. Gerai. Tai pirmas, kad kūnas turi ilsėtis, čia privaloma yra. Tok nemeditavęs ar dar kažką daryk, vis tiek kūnas turi pailsėti. Tai jeigu reikia pamiegoti, tai reikia pamiegoti. Ir dažniausiai per miegą atsistato viskas per miegojimą. Tai jeigu reikia 15 minučių, valandą pamiegoti ar visą naktį, reikia pamiegoti. Aišku, gali iš to meditacijos užsikurti ant tiek, kad gali iš vis nemiegoti. Yra tokių praktikų, yra tokių žmonių, kurie jau tai pasiekia. Bet čia labai toks ilgalaikis ir nežinau, ar toks tikslas ir turėtų būti. Žinai, čia daugiau save dabar ir viską daryti po truputį. Tai man labiau tai veikia, kad aš, jeigu grįžtu ir pavargęs esu, tai aš geriau pamiegu ir tada papraktikuoju, negu atvirkščiai. nes tada nusinulini energijas, visas blogasias, kurias atsineši iš to viso žmonių srauto.
ir tada gali plėstis ir save susižiūrėti. Nes atvirkščiai gaunas labai sunku. Ja, man tu žinok, atsakai klausimą, nes aš paskui, kai ėjau į tą tylos meditaciją, aš po kurio laiko, žinai, kaip būna, užmiegi ir pagaudyti. Ir iš karto suvokiu, kad, aha, tai čia man reikia eiti pamiegoti geriau, negu ten kažką ten papraktikuoti, ar ten meditacija, nesvarbu, žinai. Nes iš tikrųjų tada, reiškia, mano kūnas nori miego, nes jeigu aš esu pailsėjus, man nevyksta to tokiu, žinai, kaip atsijungimu, kitaip sakant, ne? Ir aš, žinai, kad dar pastebiu, tu tęsi dar apie tos du kitus dalykus, kad iš tikrųjų žmonėm pripažinti apie nuovargį, ne, kūno dar yra irgi kažkoks tai procesas, ne, kad tiesiog kūnas pavargęs. Nu, mano draugė visai neseniai dalinosi, sako, jeigu aš einu į tylos meditaciją, tai aš užmiegu. Tai gerai, kad tu užmiegi, reiškia, kūnas, ne? Pavargo, bet jinai mieliau klausosi kažkokios vedančiosios meditacijos, jinai stimuliuoja ir jinai neužmiega, ne? Bet iš kitos pusės tai tada, tavo kūnas per tą tylą ir pasako, kad, žinai ką, gal geriau einam pamiegoti, bet aš nepasiruošiu čia medituoti, man reikia poilsio, ne? Tai vat kaip yra tą ir pripažinti, ne, kad, tai yra svarbu, yra pailsėti, ne, pailsėti ir tada labai geras patarimas, ne, pailsėti, pažiūrėti, kaip tu jautiesi, pamiegoti tą valandą, kaip ten vadinamas tas power nap, ne, tas, kad 20 minučių žiūrint, kaip tu jautiesi, ne, ir tada eiti į praktiką ir tikrai tada nesinori nei to miego ir visai kitaip. Tai tu man atsakei į klausimą, kad mano kūnas reagavo tai, kad geriau tu eik miegok, o nepraktikuok, ne. Gerai, tu sakai dar... Ar yra technikų, kad, pavyzdžiui, tu darbe ten esi kažkur, ar dar tur žmonių, tu negalėt miegoti, ne? Kai kurie labai faina šitas irgi patartina. Power napą kažkokį turėti, bet jeigu neina, tai irgi yra tam tikros praktikos kvėpavimo su vizualizacija, kaip tą pasikelti tiesiog tam laikui, ne? Reikia kaip kava. Ta galima padaryti, aišku, irgi, arba tada eiti į gamtą. Irgi trumpai gamtoj tas suveikia, nes pasikrauni energijos iš gamtos. Taip. Ta minėjai dar du ir dalykus, ne? Taip. Ne, čia vienas. Taip, ir dar du liko, taip. Tai antras būtų, kad iš tos pačios saulės, kad mes sąmonėjam ir visus gyvenimus sąmonėsim. Tai nėra kur skubėti. Nes aš irgi toks maksimalistas, bandau iš karto čia ir dabar pasiekti. Tai irgi mane saulė pristabdė. Tai... Žinai, pristabdė, nes tu vėl buvai tam pasiruošęs, ne, pasiruošęs išgirsti, nes tikriausiai, ir turbūt net pirmą kartą kažką tokio girdė, ne, bet tiesiog buvo tas momentas, kada, žinai, toks kaip, ta sąmonė, ne, taip sakom, nušvinta tas aha momentas, jo, žinai, kad gal čia reikėtų jau ir pristatyti, nes aš tų momentų, kai pagalvoju, tai gavau tikrai nemažai, praeitį, tai ir pati buvau susivokus. Bet gal turbūt net suvokti, kas tai yra, tas, žinai, tas, ne tai, kad sulėtėjimas, bet aiškus suvokimas, kad, kaip tu sakai, ne, kad ir mes sąmonėjom ir sąmonėsim daug gyvenimų ir kad, nėra kur skubėti, nes viskas turi būti integraliai. Kad ir kūnai gerai, ir emocijom gerai, ne, ir visom sąmonėm gerai, žinai, visiems tinka, taip, tas tempas toksai. Ir kadangi mes sąmonėjam ir paskui, jeigu ten išeini į kitus planus ir vėl ten reikia sąmonėti, tai tiesiog tai yra nesibaigiantis procesas. Tai ar jautiesi dabar gerai, ar vėliau, nėra skirtumo, svarbiausia yra procesas pats. Ir kad tu pasitikėtum jį. Užfiksuojam šitą tavo pasakymą, nes irgi, žinai, žmogus irgi, vis tiek, tas toksai, kad čia dabar aš kažką padarysiu, tuoj čia bus, nežinau, kokia ten euforinė būsena, kuri, kaip žinom, nėra tikra mūsų prigimtis, ne, mūsų ta tikroji tyla, daug arčiau tie žodžiai, ne, tai tyla, ramybė, ne, o ne ten euforija ar kažkokios tos būsenos, kur ten atrodo sėdi ir nieko dabar nereikės daryti, tai, žinokit, reikės daryti. Ir dabar mes darom ir po to, kai mes paliksim fiziniais savo kūnus, ir toliau mes sąmonėsim, ir toliau reikės augti ir tobulėti jau tose subtiliuose planuose, taip kad, žinokit, niekur, koks ten tas tikslas, priminkime. Ten sunkiau, nes ten įsijungia kolektyvinė sąmonė. Esi vienas viename, o tu esi atsakingas už kitus. Ir skaitosi, kaip ten, kad viena nušvitusi sąmonė atsakinga už 1 milijoną sąmonių. Tai ar jūs norėtumėte už 1 milijoną atsakingi? Tai... Arba kaip vienuolė, ne, bet ar kokie ten vienuolė, ne, kurie iš viso yra tam, kad jie ne tik tai, kad laukia, kol žmonės ten pasieks tam tikrą, žinai, kaip pasakyti, pereiti, nes ta gyvybės banga, bet dar ir
dar ir, ta prasme, visos gyvybės bangos, nu, tai jie va tokie, va, prižiūrėtojai, ne visų. Taip, kad irgi kokia, nu, misija, ne, jau, aišku, jie to nesureikštų, čia vis tiko nieko nereikia sureikšminti, kiekvienas mes, žinai, einam tuo keliu ir visą kitą, bet, nu, va, čia tas toksai gal tiem, kurie, žinai, įsivaizduoja, kad yra tas kažkoks galutinis taškas, jo nėra. Ir tiesiog reikia mėgautis to procesu, nes jeigu tai darai iš kažkokio smalsumo tik tai, arba tik tai dėl to, kad kiti daro, tai irgi neveikia. Turi tiesiog jausti kažkokį pasimėgavimą, arba šiek tiek gal užsirašyti, kuo pats pasikeitai. Nes dabar ir vakar, galvodamas apie šiandien mūsų pokalbį, galvau, kas čia pasikeitė, kaip ir nieko neatrodo, bet kai pradedi žiūrėti, prie 5-6 metus atrodo, kad visiškai kitas žmogus, tai bet reikia pradėti fiksuoti ir labai sunku tą atsiminti, nes atrodo, čia viskas taip ir turi būti, prie gero gerai. Taip, nes tiesiog savaime tu augi, ne, nu, per šitos 6 metus prieėjai būtent prie šito taško, bet jeigu tu pasižiūri, kaip tu sakai, ten, ta prasme, tavo pavyzdys labai aiškus, ne, tu prieš praktiką sąmoningo kvėpavimo, ne, tu naudoji vaistus, ta prasme, turi įvairiausias ligas, bronchitus ir visai plaučių uždegimai, visą kitą, ir kiekvieną, vos mes sakėme, po projekto važiuodavo į ligoninės, nu, tai čia, nu, pokytis, tai man labai aiškus, ne, nu, stiprus pokytis, ne, kad labai tas pasikeitė, žinai, ir kad dabar tau nereikia tų vaistų, nebent, kaip sakai, žinai, ten kažkokiais atvejais, nu visiems kažkokiais atvejais tai reikia. Jau ten dantį labai skauda, nu gal tu kažkaip ir gali pakvėpuoti su to. Tokiu aišku, tai čia reikia, nu, pas daktarus reikia dar kreiptis, dar net jom dar iki to lygio, kur nereikia daktarų. Čia viskas gerai su to, ten vien tik tai meditacijom ir kvėpavimu nesigydysim. Aišku, ateina viskas iš pradžių subtiliojo plano, paskui energija ir paskui pasirodo kūne. Tai jeigu kažkas blokuojasi energijoje, tai atsiranda ir ligos kūne. Tai jeigu kažkur serga, tai čia aišku reikia pradėti dar nuo energijų tvarkymus. Taip, ir kartu, žinok, aš tai labai tą žiūriu, nu taip integraliai, nes kartais pradėjus stebėti savo fizinę, nu tarkim, kaip pasakyti, nu tarkim, ne man kaip pavyzdys, man reikėjo masažo, mano, žinai, šitai, būtent vietai, ne, tai pradėjus žiūrėti nuo masažo, kartais atsiveria, kodėl tai vyksta kitam plane. Tai kartais, nu, tiesiog viską reikėtų žiūrėti kaip daugiamatiškai, ne, kad mes esam tos labai, turim tų daug visokių planų, esam daugiaplanės, daugiamatiškos būtybės ir tiesiog niekas nesusikūrė per vieną, visur yra, žinai, tas, jeigu žiūrėsi per vieną, nu, tarkim, nuo fiziškumo pradėsi, negali, bet atsiversti ir ta kita plotmė. O kartais reikia pažiūrėti per tą kitą plotmę, kad atsivertų. Nors, pavyzdžiui, žinok, iš mano praktikos tai galiu drąsiai sakyti. Aš labai žiūrėjau tos dvasinius dalykus ir kodėl man čia skauda. O nueiti pas masažuotojų ir pradėti masažavimo kursą, tai niekaip nenuėjau. Kursą pradėti. Aš nekalbu apie tai vienkartinių, žinai, reikia prižiūrėti ir saugoti. Tai aš ten jau taip žiūrėjau, tai čia gal, čia jau išnagrinėjau ten ypač tėvo liniją ir visokie, žinai, tie dalykai jau ten tam tokiam žemiškam plane, paskui daročiau. Tai kad tiesiog dar pasižiūrėt, kad fiziniam plane yra, tarkim, tas vadinami, nu, kaip jie, tos tokietėjimai, ne, ten tose raumenyse, nu, nos angliškai, vadinasi, nežinau, kaip lietuviškai. Tai tiesiog ir nueiti masažo kursą pasidaryti. Ir pasižiūrėti, kiek gali tiesiog pačiam kūne tiesiog lygiai įspaudai, įsijudinti. Tiesiog. Nu, yra dalykų, kurie turi spręstis vienai, bet man labai reikėjo ateiti į tą fiziškumą, į fizinę plotmę ir pasižiūrėti labai paprastai iš tos fizinės plotmės. Žinai, kaip man fizioterapeutė pasakė, nes pas mane koja buvo lūžus, kai aš buvau 4 metų, žodžiu, ten visą kitą, visokie procesai, ir aš jau ten dvasiškai labai įsižiūrėjau. O jinai sako, nu taip, aišku, tu gali, kaip ir gali būti, kad gali tai pasikeisti, ne, nu, tai, nu, visko gali būti ir ten tą koją pailgėti, visą kitą, bet jinai viena mano trumpesnė už kitą. Ir sako, bet tai turėtų tą paduką nešioti, nu, sako, tai yra ten tokia operacija, bet nelabai tu norėtum jos pereiti, žinai. Ir man tada buvo toksai, žinai, čia kaip, žinai, aklas žmogus ignoruotų, kad jisai yra aklas ir nesimtų lasdelės, nes jisai, žinai, nu, supranti, toksai, kad taip, nu jo, tai man tą paduką vis dėlto reikia dabar nešioti, žinai, gal įsispręs kažkaip kitaip tie dalykai, bet, nu, tiesiog taip, žinai, paprastai, žemiškai pažiūrinti savo situacijas, tai man labai reikėjo šito dvasinio lygmens, šito aukštų visų dimensijų, labai nuleisti ir taip ir pasižiūrėti savo gyvenimą ir kūną labai iš tos kasdienybės. Dėl to man, žinai, yra apie kvėpavimą, nors, aišku, mes kalbam labai iš visokių labai daug perspektyvų ir norisi, žinai, taip
ir paprastai kartu pasižiūrėti, ne, kaip mes galim tą kvėpavimą, vat, tu sakai, nuo kavos, vat, pasižiūrėti, kaip pritaikyti kažkokią, vat, būtent techniką, ne, kad padėtų, žinai, vat, tam momentu iškelti tą energiją, žinai. Bet vėlgi, žinai, grįžtam prie to, kad tada turi būti pokalbis su kūnu, ne, ir sakyti, kad, nu gerai, kūne, aš matau, tu nori poilsio, bet dabar man reikia, aš darbe, todėl prašau, aš dabar padėsiu tau, biškį pasikeltą energiją, mes pasikelsim, bet paskui aš grįžęs eisiu miegoti, ne? Nu vis tiek turi būti kažkoks tai... Turi būti, jo, balansas. Mhm. Žinai, ką tu pasakoji, tai yra, sakyčiau, dabartiniai eigoje, sakyčiau, dviejų tipų žmonės, aš tai pastebėjau vos ne iš šono. Vieni, kurie labai praktikuoja, medituoja ir skraido, ir jiem reikia tokio fizinio įsižeminimo ir darbo su psichikos kūnu, su fiziniu kūnu, nes ten lengva, o čia ant žemės sunkiau. Ir gaunasi tada reikia pačiam su savim dirbti, reikia palisėti, reikia, net ir silsintis jau gali išeiti, bet reikia tas su psichika dirbti ir su fiziniu kūnu, jau čia į tą pusę reikia eiti. O kitiem atvirkščiai, jie turi tą labai gerą stiprų fizinį kūną ir jiems sunku išeiti viršų. Tai toks ir yra balansas ir manau, kad jį manom balansuoti, netgi ir jeigu vieni dirba su vienais, o kiti su kitais, ir tada atsiranda toks geras balansas bendrai. Ir svarbiausia siekti to, žinai, jeigu mes kaip siekiam to vidinės harmonijos, ne, ir balanso, kad visai mūsų sąmonės kanalui tiktų visą tai, ką aš veikiu ir ką darau, kaip aš tai darau, tai tada, nu, tiesiog natūraliai, ne, intencija ir pritraukia visą tai, visi žmonės, kurie tau padeda susivokti, kur tu ten per daug, kur nors nuėjai, žinai. Ir tiesiog iš praktikos stebi save, žiūri, kaip tu reaguoji, žiūri, ką, aha, tai gal geriau, žinai, šiandien, žinai, čia tiesiog, nu, tas sąmoningas savęs stebėjimas, bet taip, tu teisu, žinai, tikrai, tikrai man yra daug paprasčiau, nu, kaip pasakyti, man ne tai, kad daug paprasčiau, man tikrai lengva išeiti subtilius planus, man tikrai lengva ten, žinai, operuoti, dirbti ir visą kitą, nepasakyčiau, dabar tai jau yra, nu, tas įsižeminimas, viskas jau yra tikrai, nu, balanse ir tiesiog yra, nu, kažkokie, vat, kars nuo karto, paveikiniai iš tos energijos, tai ir pasimato, bet jau greitai tas pasimato, žinai. Labai greit pasimato ir jau greit sureaguoju, tai kad, aha, jau čia persistengiau, atsitraukti ir, žinai, ir žiūrėti, kad viskas, žinai, vis tiek būtų tame balanse. Tai ir paminėjai dar tą trečią būdą, nes, nu, tą trečią būdą. Aš paminėsiu. Gerai, kad tu atsimeni, žinai, nes aš vis tiek, kad taip pokalbį vedu ir taip galvoju, kad vis tiek žmonėms klausimuisi būtų tas toksai kažkokia struktūra, man patinka. Aš gal dar iš savęs dar paminėsiu tą momentą, kada pastebiu, kada perlenkiau į lazdą, tai kada nebeturiu pats emocinio drivo, džiaugsmo, laimės tokios jau keltis ryte sunku arba pervargęs jaučiuosi visą laiką, tai vadinasi kažkur jau perlenkiau. Tai kad toks būtų vidinis normalus balansas, kad ir noriu ir atsikelti, ir noriu eiti į priekį visą laiką, tada jau matosi, kad esu subalansavęs ir žemiškai, ir tą dvasinį pasaulį. Tai va, tai va čia reikia užfiksuoti, ne, kad, nu, va, tiesiog tas, va, nes iš tikrųjų, tai, nu, viskas labai aišku, žinai, aš pastebiu, iš tikrųjų, tai nepastebėjau, buvo tas momentas, kai aš tiesiog pradėjau, nu, kantrybės neturėti, su vaiku, pas mane mažiukas 2,5 metų. Tai ir kantrybės kažkaip, ir čia tą, ir pasakau taip, kaip nenoriu pasakyti. Ir man tik tai, va, vėl, tai praėjo gal kokią savaitę, užtruko tikrai tiek ilgai pastebėti, o tai kas čia vyksta, nu va, čia prasidėjo tie darbai ir jie tokie nustiprus, aha, ir čia žiūriu, su poilsiu nesusižiūrėjau. Ir netgi daugiau negu savaitę tai užtruko. Nu, vat kartais reikia to, vėl. Nors tarsi, vat, kaip tu sakai, žinai, ir to entuzijazmo, kuris irgi yra emocijos, šiaip, nu, iš emocijos, dabar daug žmonių neveikia iš emocijos. Geriausia tai veikti iš vidinės ramybės, ne? Iš tokio stabilumo, tvirtumo, nes, pavyzdžiui, aš irgi čia su vienu projektu daugiau iš to entuzijazmo paėjau ir iš karto mane pradėjo stabdyti, tai parodė, kad tai neteisinga energija, nereikia iš emocijos eiti, o reikia eiti iš tokios vidinės ramybės ir tada visai kitaip ir darbai pasidaro ir tada kantrybė yra, viskas tiesiog susidėlioja, nes nebėra tokio, žinai, o čia, žinai, reikia padaryti kažką, nu, žinai, tokio irgi, nu, tai nėra irgi. Emocija yra emocija, vidinė ramybė yra vidinė ramybė. Ir gal mes, sakyčiau, per daug lekiam į priekį, nes visas pasaulis labai lekia į priekį, tai toks biški daugiau savęs materinimas, susistabdymas ir tada toks lengvas ėjimas. Čia gal svarbu yra. Taip.
Tai va, tai mes, ja, apie tai. Trečias dalykas, Gerai. kad reikia vis tiek disciplinos tam tikros ir gali tiesiog ten ar klausai, ar kažką darai, bet geriausia nusistatyti kažkokį laiką, kada tu tikrai tą darysi ir tu savo pasakai, kitiem pasakai ir darai. Dažniausiai tada bandai savo atrasti priežasčių, kodėl to nedaryti, arba aš jaučiuosi pavargęs, arba ne, bet tada, kai turi tam tikrą laiką nusistatęs, tai tiesiog kūnas jau laukia to, kaip atsipūdimo ir miegojimo, ne? Tai lygiai vienas toks ritmas. Ir žinai, dar ką paminėsiu, atsakai apie discipliną, bet ir neprisiriš per daug prie jos. Nes, pavyzdžiui, aš turiu tą discipliną, aš šiaip labai disciplinuotas žmogus esu. Bet, pavyzdžiui, mano atveju, aš daug ką darau, kai mano vaikelis miega, bet miego. Ir aš pastebėjau, buvo toks momentas, jisai ir atsikėlė, neplanuotai, pamiegojęs dvigubai mažiau negu aš planavau, ne? Ir tada, aš nepasidariau, taigi čia man gerai, čia man reikia, va čia irgi, va, turėta disciplina, bet kad tai nebūtų, žinai, jeigu aš nepadarau to, tai reiškia, bus, žinai, kaip būna ten, oi, bus ne taip, bus blogai. Tada, pavyzdžiui, vaikai man atspindės tą energiją, čia labai irgi subtilu, ne, kad ta disciplinai turi būti, bet jinai negali pasidaryti kaip pati svarbiausia. Kaip vat Rūta irgi mes čia per sesijas kartu su ją, kad kažkokia strategija negali būti svarbiau negu tu, žinai, kad nepastatyti strategiją. Kaip aš buvau pastačius strategiją, kad aš būtinai turiu namų ugdymų užsimti. O mano visa struktūra sako, tau reikia pagalbos su vaikeliu, tau reikia o ne, strategija tai tokia, ne. Tai kai aš nusėjau tą strategiją, situaciją aiškiai pamačiau, kad man reikia tos pagalbos, bent jau šią akimirką, ne. Tai tiesiog vat irgi, kad bet kuri strategija, kad tai ir būtų disciplina, nepasidarytų kaip, žinai, privalu, reikia, o tai būtų vėl per tą tokį lengvumą, ne? Lengvumą, paprastumą, žinai. Čia vėlgi tikriausiai, ne, kaip nuo žmogaus priklauso. Nes, pavyzdžiui, aš labai galiu į strategiją eiti, aš labai daug gyvenimo stačiau ant strategijų, todėl man truputėlį reikia, ne truputėlį, reikėjo mokintis tokio atsipalaidavimo, ramybės ir va tokio, kaip pasakyti, go with the flow, ne? O kažkam būtent žmogus, kuris visiškai ten nesusidūrė su strategija, čia kai žinau, turėjau ten tokių susidūrimų, tai čia kaip bus vedimas, kaip sakau bus vedimas, tai arba mes susitarėm laiką, kada susitinkam, arba ne, tarsi kaip tu gali neturėti laiko susitikimui, o čia kaip bus vedimas, žinai, tai va kai kurie žmonės, tai jam labai sudėtinga, žinai, jie eina vien tik taip, ar čia koks flow, čia kokia energija bus, žinai, visiškai eina į tą visą tokį va, o čia taip, ne, turi būti kažkoks tai aiškumas, disciplina, žinai, strategija, o ne vien ta energija. Tai gal aš tai tik norėjau pasakyti, žinai, kad nebūtų vien tik. Sutinku su tuo. Aš tai gal tiesiog iš savo patirties, tai kad kas man patinka, tai kad aš tikrai turiu pirmadienį vakare, žinau, kad aš praktikuosiu. Ne? Tai, ir visą savaitę kaip gausis likusi. Ne? O tarkim, sekmadienį ryte aš žinau, kad labai pasimėgausiu praktiką pats su savimi. Tiesiog, toksai gaunasi, jau kūnas laukia netgi to. Tai gaunasi, o visą kitą gaunasi toksai veiklos. Vieną kartą kelis kartus per savaitę. Jo, o kitą kartą duodu paeigai tokiai, ir tarkim, važiuodamas į darbą jau beveik visą laiką praktikuoju mašinai. Grįždamas priklauso, kada ar atsimenu ar ne, tai tas biškai valios principas yra ir prisiminimo, kad čia žiūrėk, tu jau biškai perlinkiai, grįžk į save. Klausimas, kiek su savim per dieną tu praleidi laiko, tiesiog su savim, su savo pojūčiais, nebegalvodamas apie darbą, nebegalvodamas apie kitus, bet apie save. Bet tas gal toksai man siekiamybė yra, kad pabūt su savim kažkiek. Iš tų visų. Svarbiausia, tai vis tiek vėlgi prieinam prie tos išvaidos, ta darna, harmonija ir toksai kaip balansas, ne, galima sakyti, kad būtų visame kame balansas. Ne per daug skubėjimo, ne per daug kažko, visur, žinai, kad tiesiog žinau, kad yra žmonių, kurie tiesiog, jeigu aš nepadarysiu, aš tik nepadarau, nepamedituoju ir tada vaikas man labai atspindi. Jau čia tada reiškia per daug sureikšmintas, žinai, kad man reikia pamedituoti. Tai gal, žinai, tada, kadangi matau laiką, eisim gal į tą praktinę pusę, ne? Ir pasidalinsim.
Tai man labai norisi, aišku, aš čia, žinai, ir garsus viską įsijungsiu, tai aš nieko nebekomentuosiu, laikas yra tavo. Tiesiog, žinai, gal tu, kad paminės, sakai, mašinai praktikuoti, kad tokie, žinai, būtų kasdieniniai tokios praktikos, kur žmogus galėtų, ir dabar, ne, aš pasėdu į mašiną, važiuosiu, žinai, man pas vyrą išvažiavo ten į parduotuvės ir kad aš galėčiau mašiną atsisėdus tai praktikuoti, ne? Arba ten su ta kava, net tu paminėjai, žinai, kad irgi, žinai, kaip savo padėti. Grinai tokius labai praktinius, paprastus tos kvėpavimus, žinai, kur tu, tiesiog, tu žinai, kad jie veikia ir jie veikia šitose situacijose ir pasidalink, kad žmonėms, arba kaip, pavyzdžiui, nes streso labai daug, ne? Ten, tarkim, kaip tu sakė, ne kažkoks projektas, ir tu turėsi eiti į tą susitikimą, ne, su kažkokiais gal klientais, kurio šiek tiek sureikšmingai, kad jie ten kažkas, ne? Ir tiesiog, kad tą stresą nuimti, ne? Tai tiesiog, mano tokia intencija, kad kuo tokius paprastesnius, kad žmonės galėtų jau dabar, žinai, vietoj kavos panaudoti tą, vietoj to tą, žinai, tai va. Ir iš karto galėtų eiti praktiką, ne? Jo, tai greitai neveikia. Tikras, kad čia stebuklai tai nėra. Čia kaip ten kvantinė fizika ir kvantinė medicina ir visas, kas yra kvantika. Tai dar tik tai ateina, bet tai galim padaryti, aišku. Ok. Tai gerai. Iš tikrųjų, netgi pravesti šiek tiek meditacijos gal, ne? Tai gerai, visiškai tavo laikas yra dabar, kiek tu jų žinsi, kaip sakant, į tokį pusvalandį. Žinai, tai kad būtų vis tiek kažkokia struktūra. Pusvalandis ir tiesiog aš tada garsą įsijungiu, ekraną įsijungiu ir tada tiesiog jau laikas yra tavo ir paskui pasijungsim jau tik tai atsisveikinsiu visais. Gerai? Ok. Aš gal tada pasidalinsiu kažkiek ekranu. Čia iš praeitos sesijos. Tai iš principo, kas yra kvėpavimas? Čia gal neteisingas išvertimas būtų, nėra vertimo, nes aš nežinau, neskaičiau tokios teorijos, čia iš tiesiog mokslų. Sąmoningas kvėpavimas tai yra kitas dalykas, šiek tiek gal tas sąmoningas kvėpavimas yra daugiau susijęs su energijų valdymu. Tai kai mes įkvepiam, nesvarbu ar per burną, ar per nosį, tiesiog įkvepiam ir sąmoningai įsivaizduojam tą įkvėpimą, patį įkvėpimą, iš kur ta energija eina. Iš priekio, iš nugaros, į kurią vietą ateina. Tai ir yra tas sąmoningas kvėpavimas. Ne tai, kad mes kiek ten kartų įkvepiam, ar kaip įkvepiam, bet mintimis vizualizuojam tą įkvėpimą patį. Ir vizualizacija eina į tą srautą iš kažkur, į sulaikom kvėpavimą tam konkrečiam taške, kuriam norim kvėpuoti, su kurio norim kvėpuoti. Ir labai svarbu, kad tai būtų su teigiamu jausmu. Tai teigiama emocija. Teigiama emocija degina visas esamas ir buvusias neigiamas emocijas tame taške. Tai įkvėpdami per kelias energetinius centrus, arba į kažkokį vieną, arba visus, su teigiama emocija mes deginam tas neigiamas emocijas ir patys ramėjam, gerinam emocinį kūną, sveikatos kūną ir visą kitą. Tai ta teigiama emocija geriausia būna, kada mes ją išjaučiam iš kažkokios labai tyros teigiamos situacijos. Tai iš vaikystės, savo vaikystės ar savo vaikystės su tėvais, seneliais, kažkokiu šiaip su draugais, arba savo dabartinė šeima, su vaikais. Kažkokia tokia labai teigiama emocija, kuri yra džiaugsmo ir meilės emocija. Kadangi dvasiniam kūnam pagrindinis maistas yra meilė, ir visokią meilę, tai kuo daugiau tos meilės jausit, tuo daugiau jums bus pagalbos iš išorės. Tai su vizualizacija mes mintimis vizualizuojam, kaip kvėpuojam. Kvėpuojam, nes kvėpavimas duoda tą kinetinę energiją, duoda tą kvantinę energiją ir tada su emocija mes padarom tą pokytį. Tai yra du momentai, koks yra rezultatas. Tai yra vienas energinių centrų aktyvavimas ir jų stiprinimas. Tai pavyzdžiui, pirmas centras, keli pirštai žemiau bambos, tai ir yra tas mūsų gyvybinis energijos centras, kur mums duoda visą energiją kūnui. Tai kaip mes su Erika šnekėjom, jeigu mums reikia kavos, arba mes jaučiamės pavargę, tiesiog galima kvėpuoti tą centrą kuo intensyviau, tą pirmą centrą, ir jis suteiks mums energijos visam kūnui. Tokiu būdu mums nereikės kažkokių papildomų darbų daryti, kavos ar kitų reikalų.
Širdies centras tai yra šiek tiek dešiniau negu pagrindinė širdis, fizinė širdis šiek tiek per centrą. Tai yra dvasinė širdis vadinama. Tai jinai yra pagrindinė viso kvėpavimo dalis, nes jinai sujungia pirmus 3 centrus su žeme, visą mūsų kūną, ir paskui kitus 3 centrus, gerklę, galvą ir viršų, su visu viršum. Tai yra jungiamoji grandis. Tai tiesiog paprastuoju būdu, kur patarčiau, jeigu norisi sąmoningai kvėpuoti ir praktikuoti, tai yra šitie 2 centrai. Tai yra širdies centras, dvasinis centras, iš jo išsiskaido visos energijos į visus, kur reikia. Jeigu kažkur yra kūne ir energijų trūkumai energijos, tai iš to centro išsiskaido, kaip, tarkim, bottleneckai kažkokie yra trūkumo energijų, tai ten ir nueina į pagrindę. Jie žino, kur eit patys iš savęs. Tada pirmas centras yra energetinis centras, kur tiesiog kaip žmogus jau fiziškai pasiruošim. Pirmas centras taip pat labai gerai veikia šiaip gyvenimiškai, jeigu norisi daugiau gyventi emociškai, panašiai, tai tą pirmą centrą labiau pakvėpuoti. O dvasinis centras geriausia yra kvėpuoti tiesiog viršugalvį. Tai labiausiai jaučiasi. Ir jeigu kvėpuojam, kai kurie žmonės ilgai nejaučia energetinių srautų, kai kurie labai lengvai tai pajaučia, tai čia priklauso nuo jau kiekvieno žmogaus atskirai. Bet jeigu kvėpuojam 1, 2 arba 3 centrus, gal čia turiu, 1 pilvo arba saulės reiškinio centrus, tai yra tokie žemiški centrai. Tai su jais dažniausiai mes daug energijos patys savęs nejaučiam, bet tai daro pokytį visam mūsų kūne. Širdies centras, kaip sakiau, viską padaro, jau subalansuoja, o emocinis centras, trečioji akis ir karūna, jau mums leidžia dvasiškiau jaustis. Ir ta energija labiau jaučiasi visame kame. Tai dar yra momentas kanalas, centrinis kanalas, jeigu jis yra mūsų siauras ir mes tik pradedam praktikuoti, dažniausiai jis būna siauras, nes tiesiog kaip, nežinau, ilgai paliktas kažkoks daiktas, jis sustabarėja ir susiaurėja, negavęs vandens, taip gavęs vandens jis pradeda plėstis. Ne? Tai čia panašiai kaip centrinis kanalas mūsų yra toks pakankamai plonas ir mes su tam tikra metodika paprasčiausiai kvėpuodami bandom jį siaurinti ir iškvėpdami išplėsti, tai taip galima jį išplėsti, ištampyti. Ir tokiu būdu išplėsdami mes leidžiam savo per save perleisti daugiau energijos ir nuleisti ten energijos, kur mums iš tikrųjų jos trūksta. Taip mūsų kūnas gauna daugiau tos teigiamos energijos, kur reikia, ir tą per energijos valymą kūnas pats nebeserga. Tai čia tas iš jų sirgimo pusės. Pagrindinis kanalas yra pagrindinis kanalas, jame daugiausiai energijos perįeina per centrą. Jeigu jūs jaučiate, kad jis palinkęs atgal arba į priekį, tai reiktų stabilizuoti, kažkuri, vadinasi, iš čakrų nėra prisijungusi. Reiktų žiūrėti, bet yra ir kiti kanalai. Jeigu taip žiūrėt baltus taškus, tai kiekvienas yra susijungęs su kiekvienu ir kiekvienas turi savo kanalą. Ir tos kanalus taip pat galima plėsti. Tokiu pat metodiką, įkvepiant susiaurinam, iškvepiam, praplečiam. Ir ypač tai jaučiasi labai galvoj. Jeigu mes turim kanaliukus galvoj tarp skirtingų centriukų arba centrų, tai kiekvieną kanaliuką galim bandyti tiesiog išjausti ir praplėsti. Ir netgi jaučiasi galvoje ir girdisi kaip traška kažkas, toks keistas jausmas, bet vadinasi, kad tos sulipusios jau netgi iki tokio lygio buvo tie kanaliukai ir jie atsiveria. Tai čia toks bazinis dalykas, kad mes turim centrus, papildomus centriukus ir tada kanalą ir kanaliukus. Tai su jais dirbant, su jais kvėpuojant, vizualizuojant, galima daryti begalės įvairių kombinacijų. Čia jau tik tai kūrybos, creativity klausimas, kiek jūs norit ir kur reikia to daryti, su kuo reikia, kada gali kažkas kitas padėti jums identifikuoti, kur labiau reikia.
Ir nebūtinai visą laiką tą patį reikia daryti, kartais tiesiog vieną dieną vieno reikia, kitą dieną kito jau. Tai tiesiog bazinius dalykus susižiūrėjus galima tiesiog labai daug kūrybinių momentų čia pasidaryti. Tai gal su tuo ir pabandykim papraktikuoti. Man visai patinka taip pat ryte ir vakare važiuojant iš darbo muzikos klausyti. Tai muzika, ne šiaip muzika, bet ta hercinė muzika, kur yra atitinka, nežinau, ar aš čia turiu, dabar galvoju, tai ne. Tai yra tiesiog už kiekvieną energetinį centrą atsakingas muzikos lygis, ne? Tai ten 639 Hz būtų širdies centro dažnis, 300 kažkelintas būtų pirmas centras. Tai važiuojant į darbą ar važiuojant iš jo, jeigu mes turim daug emocijų, tai tiesiog pasileisti tą muziką, jinai nieko tikrai blogo jam nepadarys, bet jinai ką daro, jinai suaktyvina konkretų tą centrą. Ir jūs nuvažiuosite į darbą jau ramus, nebeineždami į darbą savo asmeninės emocijos, šeimos emocijos ir nusinulinę darbe ir galite darbą pradėti tiesiog nuo dienos pradžios. Ir taip pat atgal važiuojant į šeimą, į namus, neparsivežti darbo ar kažkokių neigiamų emocijų. Tai taip pat padeda tą muziką klausantis šiek tiek nuraminti ir nuimti tas emocijas. Tai yra solfedžio, čakra solfedžio, jeigu norit pažiūrėti Spotify, arba galėsim pasidalinti per Eriką. Tai tas tikrai veikia. Vėliau praktikuojant, tai jau sukuria apribojimų tam tikrų, nes galima ir intensyviau tą padaryti, bet čia kaip bazė, tai to pilnai užtenka. Ok, tai gal dar vienas momentas, tai kaip tą galima padaryti, tai tiesiog geriau užsimerkę pradžiai, paskui galima bandyti praktikuoti ir užsimerkus. Čia 3000 dar linkas iš praeitos konferencijos. Tai įkvepiam į širdies centrą, vizualizuodami, kad įkvėpimą darom į jį, kaip kokią nors stygą arba, nežinau, tiesioginį kažkokį tokį linką. Įkvepiam į centrą, sulaikom kvėpavimą kelias sekundės ir iškvepiam per nugaros dalį, tam pačiam aukštyje, su ta teigiama emocija. Tai įkvepiam su teigiama emocija ir iškvepiam su teigiama emocija. Tada tą patį darom per nugarą, įkvepiam iš nugaros pusės į širdies centrą, širdies dvasinį centrą, sulaikom kvėpavimą kelias sekundės ir iškvepiam į priekį. Tai su šita metodika mes aktyvuojam tą centrą. Mes jį neskatinam, nedidinam, bet aktyvuojam. Jis pats tiesiog jau dirbs savaime. Ta patį galima daryti iš šonų, iš kairės ir dešinės. Tai įkvepiam iš kairės, sulaikom kvėpavimą, nesvarbu iš kurios pusės, ir iškvepiam į dešinę, tai sulaikydami orą. Ir tą patį darom atgal. Kad jau suaktyvinus tą emociją, tą centrą, galėtumėm jį skatinti dar labiau, didinti energiją. Galima įsivaizduoti toje vietoje gėlės išskleidimą. Tai įkvepiam į tą vietą, susiaurinam gėlės žiedą, bet kokios gėlės, bet kokios spalvos, bet kokio kvapo, ir iškvepiant išskleidžiam ir pajaučiam tą gėlės išskleidimo grožį. Tai su to išskleidimu pajaučiam, kokia čia emocija ateina. Dar didesnis emocijos, gal šiek tiek nedidesnis, bet kitoks emocijos lygis ir energijos lygis yra deimanto spinduliavimas, tai vizualizuojam, kaip įkvepiam į deimantą toje vietoje, tam centre, pavyzdžiui, dvasinį širdies centre, ir tada iškvepiam per deimantą. Kuo labiau įkvepiam ir kuo labiau suspaudžiam į tą tašką, tuo ta kinetinė energija tampa stipresnė. Kvantinė energija, atsiprašau. Ir iškvepiant įgaunasi daug stipresnė.
Tai iškvepiant stengiamės tada išplėsti kuo labiau, ne tik, kad tiesiog iškvėpti, bet išskleisti tą energiją kuo stipriau, į šonus, į viršų, į apačią, į visas pusės. Ir tada yra perlo energija, yra subtiliausia. Tai įkvepiam ir vizualizuojam perlą ir tada iškvepiam per perlą. Jinai šiek tiek kitokios energijos tipo yra. Jeigu kvėpuojam tiesiog iš priekio ir nugaros arba iš šonų, tai daugiau aktyvuojam tą centrą, bet galima daryti ir įkvepiam iš priekio, vizualizuojam deimantą ir iškvepiam per nugarą. Įkvepiam per nugarą, vizualizuojam deimantą centre, iškvepiam per priekį, taip pat šoninius. O dar daugiau energijos atsiranda, kada kvėpuojam tą pliusu, tai įkvepiam iš priekio, nugaros ir abiejų šonų į tą tašką, vizualizuojam deimantą ir iškvepiam į visas pusės. Galima ne tik 4 pusės, bet ir 160 laipsnių visur aplinkui. Tai čia būtų jau dar didesnis energijos lygis. Kad pasiektumėm jau dar didesnį lygį, tą patį vienu metu galima daryti su keliais centrais vienu metu. Dar didesnį lygį su visais pagrindiniais energetiniais centrais, dar didesnį lygį su visų kūnų, su visais pocentriais, centriukais ir dar didesnį jau virš fizinio kūno. Tiesiog už fizinio kūno ribų. Tai čia tiesiog jau išjautimai, kuo labiau norim sukelti energiją, tuo labiau jungiam kuo daugiau centrų. Tiesiog čia irgi bazinis principas. Tiesiog energijos sukelimas savaime neturėtų būti tikslas, nes mes tą energiją kažkur turim panaudoti. Energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta, tai ją tiesiog transformuojam. Tai jeigu mes ją gaunam, mes ją suaktyvinam į save, tai mes turėtumėm išreikšti tikslą, intenciją, kur mes ją norim panaudoti. Tai ar savęs tenai gydymui, ar savos emocijos didinimui, ar kažkam kitam. Čia gali būti begalė variantų, kur tą norisi daryti. Ir galva yra viena iš subtiliausių dalių, kur čia yra tiesiog tik pagrindiniai centrai, bet kiekvieną iš jų reiktų aktyvuoti ir dar yra papildomų centriukų, kurias galima taip pat apjungti. Tai gal trumpai pabandykim su mano vedimu pasipraktikuoti. Tai užsimerkime, jeigu kam norisi galima ir atsimerkus, važiuojant mašina ar kitą veiklą veikiant, ar darbę sėdint susitikimuose, tą jau reiktų daryti atsimerkus, tai tiesiog galima bandyti praktikuoti ir išmokti tą daryti atsimerkus. Tai yra stipri praktika, nes tiesiog tada galima gyvenimą naudoti bet kuriuo metu, bet kada. Tiesiog nusiraminkime, atsipalaiduokime. Geriausia praktika daryti yra atsisėdus, nes mūsų kanalas eina tada centrinis tiesiai nuo Žemės iki Saulės per centrą. Nebūtina sėdėti kažkokį lotoso pozoj, kankintis ir panašiai, tiesiog paprasčiausias sėdėjimas ant kėdės. Gulint šiek tiek kitaip energija veikia. Iš karto pasakau, gulint tą patį galite įkvėpti iš viršaus, iš Saulės į sielos dvasios centrą, sulaikyti kvėpavimą ir iškvėpti per nugarą į apačią, jeigu gulite nugaros į Žemės centrą, tada įkvėpti į Žemės centrą, į dvasinį centrą ir tada iškvėpti į Saulę. Ir tokį padaryti kaip peilio pjūvį per jį. Taip aktyvuosit pagrindinį savo centrinį kanalą net ir gulint. Visą laiką svarbu yra įsižeminti,
kas mažiau praktikuojantis, nėra dar taip svarbu, bet kuo labiau praktikuosite, tuo svarbiau yra įsižeminimas. Tiesiog, kad norėtųsi grįžti atgal į žemę. Tai įkvepiam į pėdas, vizualizuojam, kaip energija įeina į pėdas, sulaikom kvėpavimą pėdose ir iškvepiam į žemę. Ir įkvepiam į pėdas ir iškvepiam į žemę. Įkvėpdami į pėdas, sulaikom kvėpavimą ir iš pėdų iškvėpdami vizualizuokime, kaip iš mūsų pėdų išauga medžių šaknis gilyn į žemę ir iš tų pačių šaknų mes įkvėpiam į pėdas ir vėl iškvepiant jas ilginam, platinam, didinam, storinam, kad paskui tos šaknis įgautų kuo daugiau energijos pačioj žemėj ir mes galėtumėm kuo daugiau jos pasiimti. Stovėtumėm stabiliau ant žemės. Tas šaknis galima sujungti su kitais medžių šaknim, su žole, su grybais, su krūmais. Dar bandykime giliau tas šaknis išskleisti. Įkvepiam ir iškvepiam gilyn, link žemės centro, link lavos. Taip veikia ta vizualizacija. Vizualizuojam, kaip įkvepiam į žemės energiją per šaknis. Sulaikom kvėpavimą ir kuo daugiau sulaikom ir stipriau iškvepiam, tuo daugiau energijos paduodam išsiskleidimui tom šaknim. Tada kuo labiau įkvepiam iš jų ir vėl iškvepiam. Pajauskime, kaip medžiai pradeda žydėti, kaip ateina pavasaris, kaip žolė kalasi, kaip mes susijungęs per tas šaknis, jaučiam jų gaivą, prabudimą. Tada įkvėpkime į pėdas ir toliau kvėpkime aukštyn, link klubų, iš po lėto, lyg tai keltumėm energiją, lyg tai mūsų kojos užsipildytų vandeniu ar kita gyvybinė energija. Ir taip kelkime įkvėpdami energiją iki pat pirmo centro, kelis pirštus žemiau bambos. Ir tada iškvėpkime iš ten žemyn į žemę per kojas abi. Tai įkvėpiam per kojas į žemės, į pirmo centro ir iškvėpiam atgal per kojas į žemę. Įkvepiant per kojas galite vizualizuoti, kaip aplink jūsų kojas apsiveja žolė, augalai, gėlės. Jūsų kojos iš principo tampa gamta, susilieja su gamta. Ir kad dabar užfiksuotumėm savo kūne tą gamtą tam pirmam centre,
Pakvėpuokim tik pirmą centrą. Tai iš priekio kvėpkime į pirmą centrą. Sulaikom kvėpavimą kelias sekundės ir iškvepiam per nugarą. Įkvepiam per nugarą. Pirmą centrą, sulaikom kvėpavimą ir iškvepiam per priekį. Ir tai padarom kelis kartus. Dabar tą patį padarykime iš šonų. Iš kairės įkvepiame pirmą centrą, sulaikom kvėpavimą, iškvepiam per dešinę. Iš dešinės į kairę, sulaikom kvėpavimą ir į kairę pusę. Dabar pabandykime iš visų pusių tą patį padaryti. Įkvepiam iš priekio, iš nugaros, iš dešinės ir kairės į pirmą centrą. Vizualizuojam, kaip įsikvėpia ten energija, sulaikom kvėpavimą ir iškvepiam visas pusės į šonus. Ir šito pliusu kvėpuojant, kuo ilgiau, tuo daugiau gaunasi visam kūno energijos, fiziniam kūno energijos. Čia labiausiai veikia žmogaus psichika ir susiliejimas su gamta. Su žemės emocijom čia daug yra sveikimo galimybių. Pabandykite vizualizuoti tam taške deimantą. Įkvėpti iš visų pusių keturių tą deimantą, sulaikyti kvėpavimą kuo ilgiau, suspausti tą energiją ir išplėsti, iškvėpti kuo labiau į šonus. Įkvepiant į tą pirmą centrą su deimantu, pabandykite prijungti ir kojas ir žemę. Įkvepiam kojas iš visų pusių, į pirmą centrą iš visų pusių. Įkvepiam iš apačios, iš žemės į kojas ir iškvepiam į visas pusės viską. Pirmą centrą, kojas, pėdas. Lyg tai jūsų pėdos, kojos ir pirmas centras būtų vienas centras. Vienas medžių kamienas. Labai gerai. Dabar įkvėpiant iš žemės centro per pėdas,
per kojas, per pirmą centrą. Įkvepiam ir iškvepiam visą kūną į viršų. Užliejam žemės energiją visą kūną. Tiesiog lengvai iškvepiant, paskleidžiam energiją per kūną. Tą patį padarom kelis kartus. Įkvepiam iš apačios, iš šonų, pirmą centrą, kojas ir pėdas. Tai gerai. Ir dabar padarykime panašų pratimą su širdies dvasiniu centru. Dvasinį širdies centru. Tai įkvepiam į priekį. Dvasinę širdį per centrą su laiku kvėpavimu ir iškvepiam per nugarą. Tada iš nugaros įkvepiam iš laiko kvėpavimo centre ir iškvepiam per priekį. Vizualizuojam, kad tas kvėpimas ateina. Susilaiko, susispaudžia centre kažkokį energetinį darinį. Ir per jį suspinduliuoja energiją per nugaros pusę. Tam pačiam aukštyje. Ir atvirkščiai. Iš nugaros įkvepiam į centrą. Ir iškvepiam per priekį. Padarom iš šonų. Iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę. Ir vizualizuokime, kaip ten yra deimantas centre. Ir įkvepiam iš visų keturių pusių. Iš priekio, nugaros ir šonų. Į centrą. Ir iškvepiam vėl į šonus. Kuo labiau pasitengsite iškvėpiant energijos paduoti ją visas puses, į šonus, tuo daugiau energijos galite pajusti kūne. Dabar įkvėpkime iš žemės centro, iš širdies centro. Vizualizuokim, kaip energija pakyla visų kūnų iki širdies, dvasinės širdies centro. Ir čia iškvėpkime į visas puses. Tada įkvepiam į širdies dvasinį centrą ir iškvepiam į saulę į viršų per galvą. Įkvepiam iš saulės dvasinį širdį ir iškvepiam visas puses. Įkvepiam į širdį ir iškvepiam į žemę. Padarom kelis kartus.
Tada vizualizuokim, kaip įkvepiam iš žemės, iš dvasinės širdies centro ir iškvepiam iš karto į saulę. Tada įkvepiam saulės į dvasinį širdies centrą ir iškvepiam į žemę, jau nesustojant iš širdies centro. Dvasinis širdies centras šitam paveikslėly yra sielos centras. Ir dabar įkvėpkime iš saulės ir iš žemės į dvasinį širdies centrą vienu metu. Šiek tiek sumaišykime tą energiją ir iškvėpkime visą kūną. Į rankas, į kūną, į kojas, į galvą. Ir taip kelis kartus padarykime. Įkvėpiam iš viršaus ir apačios. Sumaišom saulės ir žemės energiją. Paskleidžiam po visą kūną. Tuo metodu, galite toliau praktikuoti, tuo metodu įkvepiant iš žemės ir iš saulės, suaktyvinat visus centrus savo centriniam kanale, o dar ir iškvepiant į visą kūną, suaktyvinat ir kitus centriukus, kanaliukus. Labai stipri ir naudinga praktika, labai paprasta, bet naudinga. Taip pat jau stabilizuojat savo centrinę ašį. Jaučiatės tvirtesni gyvenime, bei emociškai. Atsiranda didesnė valia. Emocinis stabilumas, išmintis. Energijos pralaidumas. Dabar, kai vizualizuojate nuo saulės einančią, tokia kaip kanalą, galite vizualizuoti, einantį per dvasinį širdies centrą tik tiesiai iki žemės. Vizualizuokime tą kanalą ir bandykime jį šiek tiek praplėsti per savo kūną. Įkvepiam jį susiaurinam, iškvepiam jį išplečiam. Tiesiog pratampykim kaip gumą, kuri kad priprastų būti platesnė. Įkvepiam suspaudžiam, iškvepiam išplečiam. Prisiminkite teigiamą emociją. Tai darant. Praktikuojant to kanalo arba kitų kanalų praplėtimą, tuo daugiau energijos galėsite priimti į savo kūną.
Jeigu kūnas jaučiasi pavargęs, vadinasi, tos kanalus kaip tik reikia plėsti. Ypač po meditacijų, jeigu jaučiasi pavargę, tai vadinasi, kanalai per siauri. Arba kažkuris kanalas, kažkuris energetinis centras stringa, tai taip pat gali būti požymis, kad reikia kanalo praplėtimo toje vietoje. Dar kartą įkvėpkime iš saulės ir žemės į dvasinį centrą. Ir iškvėpdami praplėskime ir kanalą, ir visą kūną. Paskleiskime energiją pro visą kūną. Tada įkvėpkim tos pačios energijos iš lauko, tiesiog iš išorės į visą savo odą. Vizualizuokim taip pat, kaip kanalas dengia visą mūsų odą. Įkvėpime ją ir iškvėpiam į šonus. Įkvėpiam į odą, lygtai susispausti pati oda. Ir iškvėpiam lygtai išsiplėsti odą. Šitą odos praktiką galite taikyti taip ar kaip tik pavasarį, kada atsigauna gamta ir ypač gamtoj pakvėpuoti su pačia gamta. O dar kvėpuoja, tai prisiminimui atsižeminimas yra svarbus. Pirmas centras kvėpavimas suteikia mums gyvybinės energijos. Dvasinės širdies centras mums paskleidžia energiją po visą kūną, kur labiausiai jo reikia. Ir jis yra jungiantis tarp žemės ir dangaus. Kaip vienas iš bazinių dalykų, sujungiant Saulę su Žeme, susijungiam savo centrinį kanalą. Ir daugiau sujungimo būdų, bet čia bazinis. Ir tada kanalo plėtimas leidžia mums daugiau energijos įleisti save ir praleisti tarp skirtingų energetinių darinių. Per save kaip per laidininką. Odos kvėpavimas leidžia visam likusiam kūnui užsipildyti energiją. Tai gal kas nori, tas gali likti, mes grįžtam atgal į save. Pabaigsiu dalintis ekranu. Ačiū, Ignai, už praktiką. Aš gal tokį vieną momentą, žinai, tiesiog kvėpuojant, tu sakai, žinai, į tą teigiamą emociją. Man labai norėjosi tiesiog tokia, žinai, ar taip klausimas, ar galima tiesiog tą emociją keisti tą tokį tylą, vidinę ramybę, ne? Tokį, tarsi ne per emociją, žinai, per, kažkokią, žinai, ten džiaugsmą, ten, vis irgi taip, kaip ir viskas yra gerai, bet tarsi norisi man labiau tokia vidinė ramybė, tyla, žinai, kažkaip apie tai. Ar galima keisti tą, žinai? Galima keisti. Galingiausia vis tiek yra meilės energija. Ji labiausiai degina tas neigiamumus. Plius meilės energija padeda kitiem padėti tau. Bet ramybės energija lygiai taip pat, viskas gerai. Taip natūraliai. Tai tiesiog irgi iš pajutimo tikriausiai žmogus papasakoti. Pajutimo. Vis kitai džiaugsmo energija įlėja, dar kažkokia kita energija įlėja, bet tai teigiama energija kažkokia. Nes man labai tokį ryšį aš su dėkingumu turiu, tai visą laiką. Man lengviausia tikriausiai, kai man pasako teigiamą, tai aš iš karto einu į dėkingumą.
Tikriausiai kad dėkingumas dėkoti už viską. Aha, jo, man natūraliai kažkaip va, taip padėkoju, viskas, žinai, ir va, pasidėlioju viduj tą teigiamumą. Tai ačiū tau tada, Ignai, už visą praktiką ir už visą mūsų pokalbį. Ir gal norėtum dar kažką pridurti po viso mūsų praktikavimo? Ar jau čia tikriausiai po praktikos dažniausiai lieka tokia ramybė, tuštuma, toks, žinai, nebelieka tų žodžių tiek daug. Ne? Jo, taip gera, šiaip ramu. Ačiū, kad tau, šiaip, ir kas klausė ir klausys. Taip, ir žinoma, jo.